Šiandieną žiniuose apžvelgsime Toncoin, pažiūrėsime, kokios perspektyvos yra Telegramo kriptovaliutai. Per pastarąsias kelias dienas Toncoin sulaukė nemažai dėmesio dėl įvairių rinkos judėjimų ir svyravimų įvykių. Šiuo metu kaina svyruoja apie 5,6 USDT, tačiau buvo pastebėta reikšmingų svyravimų. Pagrindiniai veiksniai darantys įtaką Toncoin kainai yra susijęs su Telegramo platforma, kuri yra glaudžiai susijusi su Toncoin tinklu. Nors kai kurie reguliaciniai sprendimai galėjo paveikti investuotojų nuotaikas, bendrai Toncoin žetonas rodo stiprumo ženklus, nepaisant trumpalaikių korekcijų. Techniniai indikatoriai tokie kaip Bollinger Bands ir RSI rodo, kaip Toncoin susiduria su potencialia konsolidacija. Tai reiškia, kad po trumpalaikio kainos smukimo iki 6,34 USD yra didelė tikimybė, kad kaina gali sugrįžti į augimo tendenciją, jei pirkėjai išlaikys rinkos kontrolę. Kai kurie analitikai mano, kad Ton netrukus gali pasiekti aukštesnius aukštumas ties $7,23. Ypač jei pirkėjų spaudimas padidės. Ateities prognozės taip pat yra optimistiškos. Analitikai prognozuoja, kad iki 2005 metų Toncoin gali pakilti iki $14,5, jei šalia esančios technologijos kaip Telegram toliau augs ir skatina vartotojus įsitraukti į blockchain platformą. Todėl dabartinė Toncoin judesio rodo tiek galima korekcijos fazė, tiek pasiruošimą naujam augimui ciklui, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir investuotojų nuotaikų. Tad pasižiūrėkime, kaip atrodo techniniai daly prie grafikų. Taigi dabar pasižiūrėkime, ką turime Toncoin grafike ir kaip matome, yra RSI aukščiau už 80 lygį, tai parodo jo galimo kritimo ir tai ir įvyko. Tai toliau, jeigu žiūrėtume, mes turėjome prieš tai fletą savaitiniam grafike ir taip pat galim sakyti naujas fletas, kuris formuojasi, sakykime kitaip, tai konsolidacija. Jeigu paimsime nuo pačios, patemsim Fibonacci retracementą ir matysime, kad jisai atsimušinėja nuo 50% į 3,8 Fibonacci lygį ir taip pat nuo prieš tai buvusios struktūros ir tai galime pamatyti low time frame, matome kaip suveikia nuo tos pačios vietos atšokimas į viršų. Nors įrodo kaip ir yra impulsinė koja, sakykime, yra prieš tai bus impulsinė judėjimas ir vėl impulsinė, bet matome su viena žvakė buvo pralaužta prieš tai buvusi struktūra, tai nurodo, kad rinka gali dar labiau pakilti ir atšokti į tolimesnį judesį, patikrinti prieš tai buvusią rezistinę zoną. Jeigu jinai ateis iki čia ir pradės lipti aukščiau, tai mano tikimybė ir matymas rodo, kad pagal extensiono lygį jo, sakykime, pirma zona galėtų būti ties 127,20, tai praktiškai $10 kaina. Tai jeigu šitaip ir įvyks, tai galima sakyti, kad šių metų pabaigoje gal netgi ir sulauksime, kaip ir minėjo, $14 kaina. Būtent tai yra aukščiau negu 161,80 pagal Fibonacci lygį. Ir taip pat matome pagal dieninį grafiką, turėtume mes RSI over top, nes overbottom mes jau buvo būtent šitoje vietoje. Tai žiūrėsime, ką rinka rodys ir ką siūlys mums Toncoinas, tai belieka stebėti, žiūrėti ir laukti kai kurių lygių pralaužimus. O 4 valandų laikotarpį man yra labai svarbu žiūrėti, ar pralauš esamą šitą lygį, nes matome dabar šiuo metu toje vietoje konsoliduojasi ir neleidžia per rezistinę zoną perlipti, kad galėtų šokti toliau link didesnio time frame ir struktūros zonos. Tai būtų tiek apie Toncoiną. Jeigu norite daugiau pamatyti ir išgirsti apie tai, ką mes darome kriptoradare, junkitės į Contribui ir dalyvaukite tenais, tapkite Contribui nariais. Iki.